Taigi šiandien keisim Zafyrai vidinę granatos gumą. Vakar keitėm va ir kolonkę ir užmatėm tokį vat negražų defektą. Tai kol dar nepradėjai bildėti, sugalvom, ką reikia pasikeisti. Tai aišku, čia norint pasikeisti reikia išsiimti patį vataut. Va ir trauks angalį, bet mes aišku, čia net nebebuvom įdėję. Kaip šiandien žinot patys. Išsikalsim šitą bybį lauk iš vidaus, kaip nors. Beiškiai ir prirudijęs, tikriausiai dar niekad nieks nėra keitęs čia nieko. Net tokia sena ta mašina. Čia tom lednekai audiniai, nahu, paėmė su pirštais ir ištraukiai. Va, dabar ką? Išsiimsim šplintą šitais mamatas ir vidai. Išsiimam šplintą su repliam. Trauk ir per antrą pusę. Arba pakalk. Ir. Užkišką girdą dar biškį tos pusę ir trauk lauk. Va, išėmėm lauk dabar. Dėl šventos ramybės čia biškį dar pasipūsim kokių varvalų, kad būtų pigiau atsukti, kad nereikėtų kriokti. Dabar viens lips į vidų, čia dėsim gerą raktą, kad nesulinktų ir nenulūštų, nes čia turėtų būti ruokniai. Įtratins, kokį čia ta galva ir čia yra 30. Jo, 30 galva. Dėsim raktą to jau, ant raktą vamzdį. Bandysim atsisukti. Na, įsistatėm šiek tiek va ir angalį, kad netabaluotų mums į kairę ir dešinę. Dabar viens laiką prispaudį stabdį. O mes bandysim kažkaip tai atsukti. Gal atsisukt, nulakyk. Atsisuka visai nesunkiai. Atsisuka labai neblogai. Dabar kažkaip bandysim jaučiu. Arba granatą prasijudinti, arba šitais va šarnyrą dar reik apatinį išsikabinti, nes vis tiek reikės paleisti visą stupicą, kad tik tas iš atraminiaus laikytų. Tai va, dabar suksim. Jaučiu, kad šarnyrą apatinį jaučiu, reikia išsukti dabar. Irgi pasipūsim tų šūdų visokių ant varžtų, kad būtų lengviau. Tai va. Nu va, išsisukom šarnyrų varžtą, vargais negalais. Pridžiūvę, pribuvę, čia to padovai nuo gamyklos laikų, nieks nepirštą prikišęs. Dabar vat į tą tarpą čia vat kur yra, gal nesimato, gal matos, va į tą tarpelį įkalsim kokį nors atsaktuvą, meiseliuką, ką nors, kad bent kažkiek sujudinti tą patį šarnyrų štoką su stupicu. Ir bandysim išpist lauką, ne? Davai, kalk tą daiktą. Reikės jūs atvirk pasiimti, kad čia man. Dėk, gerai dėk. Nežai. Kur bėg? Bijau nagus pridėti. Bijau.
Vikspankas, on turi įspringti. Ne. Ne. Nu, blėt, jeigu nein, tai... Kadangi nein, tai reik bandyti į šitą vietą dėti kokį lauštuvą. Įtempti jį gerai. Panašiai kaip savo ir trauks angulį. Įtempti ir pamdyti užmesti per šitą vietą. Ir pažiūrėti, kas bus, ar pajudės ar ne. Jeigu pajudės, bus gerai, jeigu ne, tai bus labai negerai tada. Tai reikėtų susirasti dabar lauštuvą. Nu, išsikalėm apatinį šarnyrą. Šiaip ne taip, originalas įrštas, kaip matos, ant kniedžių pasodins. Pripuvęs, pridžiūvęs, kaip 100 velnių po 100 pypkių. Dabar ku? Krapštysime slow granatą. Čia, kaip nekeista, labai pigienų turėtų išsiimti. Išsistumti. Kaip pas mamytės lenda. Trauk, tas tupės link savęs. Ir iki be šarnyrus vėl pačią. Trauk dabar. Trauk iš šoną. Va. Taip. Visą stupicą pasidedam dabar biškį šoną. Ne, traukit. Dabar kas bus? Dabar nusipysim laukštais tuos 2 hamutus. Nusiimsim šitą granatą. Aišku, tą gumą šmauk žemyn. Paskui viduje irgi tas pats bus. Nusiimsim šitą gaidį. Ir viduje irgi tą patį. Ir jaučiu, kad nuo ten pareisim su tą gumą čia, prieki. Ir užmausim atgal taip pat, nes aš nežinau, kaip čia išsikalta vidinį granatą. Ar nepradės kažin tepals bėgti, jeigu mes šunai išpešim lauką. O kam ir nejau. Tai va, bandom krapštyti lauką. Urvas. Nu va, nusiėmėm granatos gumą, išorinės aišku. Dabar, karoči, ir toks reikalas čia. Čia jums ne Audi. Čia ir Opelis, nahui, supistas, blėt, riperis. Karoči, ir tokį dėlą, kur aš jorkė. Kaip nusiima laukinę granatą, va čia gal nelabai matysis, gal matysis šitais va ir viduje. Toksai fiksatorius. Va, gal matos, 2 tokie bibukai išlindę. Va. Vienas čia, kitas čia. Karoči, kai nori nuimti tą granatą, reikia įtempus granatą laukinę, jos praplėsti šonus vien, karoči, nuo krašto iki krašto. Tame va tarpe, va čia kur yra. Išplėsti kiek eina ir tada bandyti krapštyti lauk. Nes šias su plaktuku mojuodams tikrai, kad neiškalis. Greičiau iš vidaus iškalis, negu kad iš čia. Nu, žodžiu, bandysim kaip nors krapštyti lauk tą prakeiktą vokiečio išradimą po 100 pypkių. Nu, vat, išsiėmėm lauk. Bet aš dabar galvoju, sukubą užveršiau tauštą, bet. Kaip nors. Išsiėmėm lauk, vat, granatą laukinę, šis tais, vat, koks yra viduj. Matosi, siurprizas. Šitais, vat, tie 2 bibukai, kurios reikia, vat, skleisti šonus nuo to šono iki to šono, vieną į tą šoną, kitą tą šoną. Ir kai jos praplėti, tada trauki lauk granatą. Nes čia su plaktuku sunkiai nenukalsi. Iš vis čia nenukalsi, žodžiu. Tai va. Neapsigaukit. Kai bandysit pasikeisti ką nors. Ar gumą, ar granatą, jeigu keisit. Kad nebūtų reikalų po to. Tai va, dirbam toliau. Ką dabar? Dabar, ką dabar, va, nusikrapštom. Viduj, vat, hamutikus. Nuidinės granatos. Ir imsim lauk gumą iš vidinės granatos. Bandysim jaučiu prasivalyti viduj tos žemės, nes ten jaučiu bus jų. Dėsim naują gumą, naują tepalą, naujus hamutus. Ir imsim vėl viską vietą.